Sveiki, brangus Urpatrija kanalo klausytojai. Šiandien, gegužės 30 dieną darome šį įrašą. Kaip visada sveikinuosi su jumis laidoje Už balos, kur aš Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega, advokatas JAV lietuvis Povilas Žumbatis Čikagoje. Kalbamės apie JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Šiandien pradėsim nuo pasaulio politikos reikalų. Lietuvoje esam tarp rinkimų, vieni pasibaigė, nauji prasideda. O mes pažvelgime pirmiausia į artimuosius rytus, kur tęsiasi karas tarp Izraelio ir Hamas Palestinoje. Kokie ten nauji įvykiai verti dėmesio, pasaulio dėmesio, Lietuvos dėmesio, mūsų klausytojų dėmesio? Vytautai, aš manau, kad reikia atkreipti dėmesį, kadangi paskutinės porą savaičių ypatingai Izraelis atkreipė dėmesį į Gazos karą savo puolimu, kur žuvo labai daug nekaltų žmonių, kur apie 1,5 milijono Gazos gyventojai yra suvaryti į labai mažą kampą dalį Gazos ir dabar Izraelis pradėjo karą ten ir aišku, tenai žuvo daug civilių žmonių. Pasaulio dėmesys staiga atkreiptas į tą, kad tas karas, taip kaip yra vykdomas Izraelio dabar, iš pradžių visi rėmė Izraelį, kai Izraelis buvo užpultas. Tai buvo beveik 100% pasaulio valstybių rėmė Izraelį ir turėjo, kad Izraelis turi teisę gintis. Bet dabar po 7 mėnesių, kaip Izraelis veda karą prieš Gazą ir jos žmonės, pasaulis mato, kad yra toks žiaurumas, kad lygina su genocidu ir panašiai. Dabar per praeitas 2 savaitės yra įvairios tarptautinės reakcijos prieš Izraelį. Gal pirmiausia reikia paminėti, kad 3 valstybės – Norvegija, Airija ir Ispanija – pasakė, kad jie pripažins Palestinos valstiją. Tokios valstijos praktiškai nėra paskelbtos, nors de facto yra palestiniečiai, kur gyvena 400 metų tam tikroj teritorijai. Ir jie turi savo valdžią, bet nėra paskelbta valstybė, kadangi yra okupuota Izraelio. Tai Izraelis atšaukė savo ambasadorius iš tų 3 valstybių ir aš manyčiau, kad daugiau valstybių pradės pripažinti Palestinos valstiją, kad galėtų sukurti taiką tarp Izraelio ir tos Palestinų valstybės. Tai čia yra jų motyvacija. Kita eiga tarptautinė buvo Tarptautinio teismo vyriausias prokuroras. Kreipėsi į teismą, kad paskelbtų Izraelio ministrą pirmininką ir gynybos viršininką plus 2 Hamas karo vadus, paskelbti juos kaip karo nusikaltėlius. Aišku, Izraelis labai griežtai reagavo prieš tai ir Amerika griežtai reagavo. Amerika net grasino tom valstybėm, kurios pripažįsta tą tarptautinį teismą. Tai yra virš 120 valstybių. Amerika grasina, jeigu leis tam teismui paskelbti, kad yra karo nusikaltimai. Ką tas reikštų? Tas reikštų, kad Izraelio ministras pirmininkas negalėtų važinėti niekur Europoje ir kituose kraštuose, kurie pripažįsta tą tarptautinį teismą. Taip, kad čia yra labai dramatiškas dalykas ir iškilo trintis tarp pasaulio valstybių, kur praktiškai dabar Izraelį gina tik Amerika. Kitas pavyzdys buvo Jungtinių tautų General Assembly, kur turi kiekviena valstybė teisę balsuoti, kur dalyvauja jungtinėse tautose. Maždaug 150 valstijų pasisakė, kad priims Palestinos atstovus kaip žiūrovus su įvairiom teisėm, bet ne su teisėm balsuoti. 9 valstybės arba susilaikė ir pasisakė prieš. Prieš pasisakė svarbiausiai Amerika ir Izraelis.
ir vėl grasina jungtiniam tautom, kad Amerika pradės sumažinti savo nario mokestį ir panašiai. Tai yra 3 įvykiai, pasauliniai įvykiai, kur yra kritika prieš Izraelį ir Izraelio karą ir kaip jie tą karą praveda prieš palestiniečius. Na, iš tikrųjų, viena kryptė tendencija, kad bėgant mėnesiams šito karo vis praranda tarptautinės bendruomenės palaikymą. Izraelis ir vis neiščiau net ir palaikantiems, aš pavyzdžiui, niekad neslėpiau, aš laikau Izraelį teisiąją pusę apskritai šitame konflikte, bet ir man yra akivaizdu, kad šitoj situacijoje Izraelis dabar atlieka karo veiksmus, kurie niekaip nėra pateisinami kažkokio aiškaus apčiuopiamo rezultato ir tos aukos niekaip nėra pateisinamas humanitarinis teisės požiūrių. Ką jie čia bando padaryti, koks yra galutinis tikslas, Izraelis niekaip negali jo iškomunikuoti ir atrodo tiesiog aukos vardan aukų arba kaip, tikrai galim neapsimesti, kad nėra spekuliuojama, yra spekuliuojama, kad tai yra tiesiog Netanyahu pastangos išlikti poste, tęsiant šitą karą, kol karas vyksta, tol jis yra premjeras, saugus nuo teismų dėl kitų dalykų Izraelio viduje ir taip toliau. Tikrai, atrodo, kad į aklavietę tam tikrą eina Izraelis tęsdamas šitą karą ir aš nematau tos sėkmingos baigties, kurio jie čia bandytų pasiekti. Ir kitas dalykas, Vytautai, yra žiniasklaidos kaltė, kad neparodo faktų. Ir tada žmonės daro sprendimus dažnai neteisėtai, dažnai dėl to, kad arba mėgsta Izraelį, arba nemėgsta Izraelį, vietoj, kad daryti logiškus sprendimus. Daleiskim, Amerikos žiniasklaidai praktiškai nieko nėra apie palestiniečių kančias. Pamini, kad yra žuvę tarp 35 ir 40 tūkstančių ir dar tūkstančiai yra sužeistų panašiai, bet tą tik netiesioginiai praneša be detalių. Daleiskim, kas vyksta kalėjimuose, kur Izraelis yra uždaręs tūkstančius palestiniečių. Daugiausiai paima vyrus ir tada jie turi įrodyti, kad jie nėra su Hamas. Ir dabar paaiškėjo iš pačio Izraelio, kur buvo 3 tenais tarnavę, aš nežinau, ar medikai, ar kareiviai tuose kalėjimuose, papasakojo ir patvirtino, ką palestiniečiai sakė, kad ten yra masinis kankinimas tų suimtų žmonių, žiaurus kankinimas. Izraelis neįsileidžia jokių žmonių patikrinti, kas ten dedas, kadangi sako, tie nėra karo belaisviai, jie yra teroristai ir jie neturi teisės, kad tarptautinės kas nors žiūrėtų, kas ten dedasi. Bet dabar paaiškėja, kad ten yra masinis kankinimas tų žmonių, bet žiniasklaida Amerikoje, daleiskim, to dalyko visai neiškelia. Aš nežinau, kiek Lietuvoje iškelia, daugiausiai mano informacijos ateina iš Anglijos, iš BBC ir Manchester Guardian. Kartais ateina net iš Izraelio, iš Izraelio Post. Daugiau informacijos, kas dedasi ir kaip kenčia palestiniečiai, ateina iš užsienio. Amerikoje praktiškai tas yra uždrausta, užblokuota. Tai kaip pastatoma yra karas, tik tai pusė žinių apie karą, aišku, žmonės negali padaryti logiško sprendimo. Suprantamas dėsningumas, kaip čia pasakius. Aš dabar galvoju greitai atsakymą jūsų klausimą apie tai, kiek apie tai kalbama Lietuvos žiniasklaidoje. Man atrodo, kad nekalbama. Aš dabar besiklausydamas jūsų atsidariau didžiausią Lietuvoje portalą Delfi, kuris, santykinai mūsų žiniasklaidos kontekste yra vienas objektyvesnių, sakyčiau. Ir žiūriu naujienas būtent šitoje temoje ir kažko tokio apie nusikaltimus, apie kalėjimus, apie kankinimus, ne. Kiek besukų nematau. Man atrodo, kad aš tuos temas esu matęs tik tai anglakalbėje žiniasklaidoje. Bet pažiūrėkime ir į kitą pusę šito konflikto, tiksliau jo platesnio konteksto, turbūt taip reiktų sakyti, jūs ir pats esate reiškęs norą kalbėti apie Irano branduolinės ambicijas ir Irano vaidmenį šitame konflikte. Tai kaip vystosi situacija su Iranu? Koks čia jo tikėtinas vaidmuo?
Neinant per daug į detalės, kadangi mūsų laikas yra ribotas, Vytautai, bet reikia žiūrėti bendrai į artimųjų rytų konfliktą. Tas konfliktas plečiasi dabar po visus artimuosius rytus. Tarp Izraelio ir Egipto yra įtampa, net susišaudimas, kur mirė vienas Egipto kareivis. Iranas užpuolė Izraelį su raketom, Izraelis atgal užpuolė Iraną su raketom, bet abudu buvo gana simboliški puolimai. Iranas puolė Izraelio vieną bazę, nepuolė miestų. Žinoma, dauguma raketų arba nukrito, arba nušautos pakeliui, ypatingai Amerikos laivyno, taip kad Izraeliui nepadarė žalos. Ir panašiai buvo ir kai Izraelis puolė Iraną, viskas tas kilo iš to, kad Izraelis buvo subombardavęs vieną Irano diplomatinį postą, kur žuvo keli Irano karininkai, kurie vadovauja teroristam. Dabar per visą tą Iraną reikia žiūrėti, kad Iranas finansuoja 5 pagrindinės teroristinės grupės artimuose rytuose. Tuo pačiu Iranas yra tapęs Rusijos rimtas partneris, siunčia ginklus į Rusiją. Ir finansavimą gauna iš Kinijos, kadangi dėka Bideno atsidarė duris perduoti naftą iš Irano į Kiniją. Ir taip Kinija finansinė išlaiko Iraną, Iranas padeda Rusijai kariauti su Ukraina. Ir dabar per visą tą nepastebėjo, kad Iranas yra jau pasiruošęs gaminti atominius ginklus. Tarptautinių teisų, užsienio prižiūrėtojai Jungtinių tautų pasakė, kad jų neįsileidžia visur patikrinti, bet atrodo, kad jie turi užtenkamai pagaminto gero uranijum, kad galėtų per mėnesį ar 2 mėnesius pagaminti uranijum tinkamą atominiam ginklam. Ir aišku, dabar kiti ekspertai sako, kad jeigu norėtų dabar Iranas, galėtų per kelis mėnesius turėti atominius ginklus. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad Iranas staiga galėtų pasiekti su raketom ir atominiais ginklais Izraelį, visą Europą ir net Ameriką. Ir staiga Iranas darosi vienas iš 3, tas eksis, kur pagrindinės priešas vakarams yra Kinija, tada Rusija, tada Iranas. Ir visi bus ginkluoti atominiais ginklais. Ir be abejo prisideda tokie kaip Koreja, Venezuela, Kuba ir panašiai. Taip, kad kasdieną einam arčiau 3 pasaulinio karo. Bet čia reikia pasakyti, neįvyko per naktį. Irano ginklavimasis ir nusiginklavimas branduolinis yra mažiausiai 10-mečio tema. Tiek aš domiuosi politiką, tai tikrai buvo apie tai, kaip Obama nuolaidžiavo ir atsitraukinėjo nuo spaudimo Iranui nevystyti branduolinės programos. Po to Trumpas, pavadinkim, užgriežtino ir Bidenas vėl atitraukė. Tai kas gali stebėtis? Trump buvo privertęs sankcijas ir Iranas praktiškai buvo prie bankroto. Kai atėjo Biden, jis sankcijas nebekreipė dėmesio sankcijas, net pinigais prisidėjo, keliasdešimt milijardų dolerių prisidėjo Iranui ir staiga šiandieną Iranas stovi geriausiai finansiniai negu bet kada istorijai. Ir su tais pinigais finansuoja ne tik tai tarptautinį terorizmą, tų 5 teroristinių grupų, bet finansuoja ir pagalbą Rusijai prieš Ukrainą. Ir aišku, gaminas savo ginklus ir jų tarpe tikriausiai atominius ginklus. Persikelkim į Europą ir čia, aišku, svarbiausia geopolitinė aktualija ilgai dar dėja bus Rusijos-Ukrainos karas, bet pradžiai gal užmeskime akį į Gruziją, kaip dabar Lietuvoje dažniau vadinam Sakartvelą.
Ten vyko milžiniški protestai dėl užsienio agentų įstatymo ir parlamentas galiausiai priėmė tą įstatymą įveikdamas prezidentės veto. Jūs gal norit supažindinti skaitytojus, klausytojus mūsų atveju, kas per idėją pagrindinė yra to įstatymo ir kodėl jis kelia tokį pasipiktinimą tiek visuomenės, tiek ir ES? Aš esu tikras, kad Lietuvos žmonės tas geriau supranta negu amerikiečiai. Tas įstatymas praktiškai yra tas pats, kaip pravedė Putinas, kad bet kokia organizacija, nepelno organizacija arba žiniasklaidos organizacija, kur gauna bent 20% pajamų arba aukų arba investicijų iš vakarų, iš kitų valstybių, turi pranešti valdžiai ir tada pasidaro tam tikrą cenzūrą. Ir aišku, tas yra panašiai kaip Putino pravestą įstatymą, kad negalėtų būti vakarų įtakos. Visuomenė, žmonės ir Gruzijos prezidentas nenorėjo, kad tas įstatymas pravestų. Bet gaila, kairieji valdo kongresą Gruzijos ir per 3 kartus pravedė ir net pravedė daugiau balsų, negu reikėjo sustabdyti su veto. Taip, kad jie parodė, kad tie, kurie valdo jų kongresą, panašiai kaip vengrai ir kiti kraštai linkę padėti Putinui. Ir čia yra pavojus visiems vakaram, ypatingai Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kadangi čia yra būdas, kaip Putinas pamažu įvairiais būdais bando atkovoti buvusią sovietinę imperiją. Būtų labai įdomi tema, bet dabar avansų turiu pasakyti, kad šiandien jos nepradėsim. Kaip keičiasi dinamika Vidurio Azijos šalių, už Kaukazijos Respublikų požiūrio į Rusiją, kurios gravituoja į Rusijos orbitą, o kurios galbūt tolsta nuo Rusijos orbitos. Čia yra kova, kurią aš nežinau, ar mes turiu galvoj, NATO šalys pakankamai racionaliai ir intensyviai kovojam. Bet Rusija, Ukraina, kaip čia dėliojasi pastaruoju metu, man tai norisi pradėti, žinot, nuo ko? Nuo to, kad jau pakankamai seniai JAV apsisprendė skirti paramą Ukrainai po tų ilgų diskusijų ir ten net grasinusių atstovų rūmų pirmininko kėdėj, bet kaip ir niekas nevyksta, mėnesiai bėga, o ta pagalba neateina. Kokia yra padėtis ir dinamika čia? Čia yra daug klausimų, Vytautai. Kas liečia Amerikos pagalbą, dabar Amerika rūpinasi apginkluoti Izraelį. Tai jeigu reikia ginklų, tai pirmiausiai ginklai keliauja į Izraelį. Nors tarp kitko Bidenas sakė, neduos ginklų, jeigu toliau Izraelis kovos Gazos tam pakrašty, kur žūva žmonės, bet tuo pačiu jis duoda bombas ir ginklus tenais jiem pravesti tą karą. Jie pasakė, kad ataka Rafah ir raudonų linijų neperžengia pagal Baltuosius rūmus. Tai atvirkščiai yra su Ukraina. Kaltino respublikonus, kad nepravedė fondus finansuoti ginklus. Pagaliau kongresas pravedė tą, Bidenas nesiskubina siųsti ginklus ir kai siunčia ginklus, yra sąlyga, Vytautai, kad Amerikos ginklai negali būti panaudoti už Ukrainos rubežius. Tai jeigu rusai turi patrankas ir kitus įrankius, kur bombarduoja Ukrainą iš Rusijos tiesiai prie rubežiaus, Ukraina, jeigu nori naudoti Amerikos ginklus, negali gintis. Jie turi palaukti, kol tie ginklai yra įkraustyti į Ukrainą. Yra didžiausia nesąmonė. Tai dabar Vokietija ir kitos Europos valstybės, kurios duoda į Švediją, kur duoda ginklus, kurie galės bombarduoti ir kariauti su tom rusų bazėm, iš kurių apšaudo Ukrainą. O dabar karas vyksta rusų naudai, Ukrainos kariuomenė yra nuvargusi, dar yra daug korupcijos Ukrainoje, daug vyrų, kurie neina kariauti, o tie, kurie kariauja dabar 2,5 metų yra fronto linijose be atostogų. Jie yra išvargę, neturi amunicijos, šiuo metu Rusija laimi karą pamažu. Ir atrodo, kad Rusija, dabar žiūrėkit, Rusija yra
pavertusi savo ekonomiją į karo ekonomiją. Neoficialiai 40% visos Rusijos išlaidų yra skiriama kariuomeniai. Gal net daugiau. Ta panašiai daro ir Kinija, tarp kitko. Tik vakarai yra nusiginklavę. Dabar paaiškėjo, kad, daleiskim, vėl jau 12 kartų bandė Zelenskį nužudyti. Ir dabar rusai paskelbė, kad kadangi jis veda karą prieš Rusiją, dabar jau jie kitaip kalba, sako, jis užpuolė Rusiją, jis veda karą prieš Rusiją, tai mes turim teisę jį nužudyti. Tai 12 kartų jau bandė nužudyti, bet dabar turbūt daugiau stengsis. Ir kita viena detalė, kur mūsų žiniasklaida beveik visai nepastebėjo, tai kad rusai pradėjo naudoti nuodų dujas, kas yra absoliučiai uždrausta visų tarptautinių sutarčių, kurias pasirašė Rusija. Ir tos yra naudojama prieš fronto linijas. Nu, čia aš jokių būdų nieko neteisindamas noriu prisiminti, kad prieš Mariupolio Azovstal gynėjus, kiek aš pamenu, buvo liudijimai, kad fosforo, kaip čia, užtaisų sprogmenis naudojo tuos degančius neužgesinamus, visiškai sadistinė priemonė, tai čia Rusija savęs pranokti jau sunkiai gali. Pasaulis įprato ir tą toleruoja. Aš negaliu nepapolitikuoti truputį, jūs turėsit man atleisti. Dabar Lietuvoje vyksta Europos parlamento rinkimai ir čia įvairiausi debatai ir jų kontekste dažnai vis iškyla vakarų geopolitiniai klausimai, laikysena JAV, Vokietijos, kitų šalių. Ir tiesiog stebiuosi vis iš naujo klausydamasis kai kurių politikų. Būsiu mandagus, neįvardysiu, kartojimo, kad vakarai labai vieningi, vakarai remia Ukrainą pakankamai, Bidenas yra puikus lyderis. Čia mes girdim šitą iš parlamentinių partijų, provakarietiškų parlamentinių partijų Lietuvoje. Ir yra neva antivakarietiška piktintis Bideno ir kitų laikysena. Ir kadangi čia tas galimybė naudoti vakarų suteiktus Ukrainai ginklus Rusijos teritorijoje yra kaip tik šių dienų viena pagrindinių aktualijų ir diskusija apie tai, Makronas parodė tokį, drąsesnę laikyseną, sako, kad galima, švedai berods taip pat, ar ne. Vokietijoje Šolcas kaip tik šiomis dienomis laviruoja kaip tik gali. Iš pradžių lyg sakė negalima, dabar paskutinė jo formuluotė buvo tokia įdomi, kaip ir galima, jeigu laikysis tarptautinės teisės normų. Tai Ukraina ginasi, tai tikrai gali, vadinasi, pagal tarptautinę teisę naudoti užpuoliko teritorijoje, o Bidenas gaunasi paskutinis eilėje, ar ne, tas, kuris nedrįsta, nesiryžta ir eina iš paskos. Bet jeigu Lietuvoje tokio, pavadinkime, mainstreaminio mąstymo, LRT suformuotos pasaulėžiūros žmonėms pasakai, kad Bidenas yra, faktiškai faktinis, pagal veiksmų pasekmes, Putino šalininkas vakaruose, nes tarkim, Orbanas, kad ir kaip besielgtų, jis nei iš tolo negali padaryti tokios įtakos, kokią Bidenas padaro savo baimę, pasyvumu ir vengimu priimti reikiamų sprendimų, tai tu tada tarsi esi antivakarietiškas. Man atrodo, kad čia yra toks apvertimas realybės ir mes turim vis dėlto išdrįsti pasakyti, Bidenas šiandien yra pagrindinis žmogus vakaruose, trukdantis Ukrainai laimėti. Jis trukdo įvairiais būdais, bet kas yra nepastebima, tai yra, mes esam kalbėję, kad jis padeda išlaikyti aukštas naftos kainas. Ir aukštos naftos kainos finansuoja Rusijos karą prieš Ukrainą. Ir čia yra dėka Bidenui. Užtat net yra išreiškęs Putinas, kad jam tiktų, kad Bideną vėl išrinktų prezidentu. O tarp kitko, kas liečia Bideno sprendimus, Europoje turbūt nepastebi, kad Bidenas ne tik tai nedaro jokius sprendimus. Yra kažkokia Obamos komanda, kur Baltuose rūmuose vadovauja ir jam net parašo, kur eiti, kada sustot kalbėti ir apie ką kalbėti. Ir ne tik dabar jau neužtenka to, jį turi ant scenos atvesti ir nuvesti, kadangi jis pasimeta išeidamas iš scenos. Tai su tokiu vadovu įsivaizduokit, kaip juokiasi Kinija ir Putinas. Dabar Kinija ir Putinas susitiko 42 kartą ir paskelbė, kad yra amžina partnerystė tarp Kinijos ir Rusijos prieš vakarus. Ir abidvi valstybės ruošiasi pasaulinio lygio karui.
o mes vakaruose skaudžiam. O kas liečia paramą Ukrainoje, tai nėra tik Amerikos, dabar įsivaizduok, Belgija paskelbė gerai, pagaliau mes duosim 30 gerų naikintuvų Ukrainai. Aš nežinau, ar girdėjai ar ne, Vytautai. Ne, praleidau. Vakar paskelbė, kad duos 30, bet už 3 metų. Okay. Ai, taip, F-16 naikintuvų. 16 naikintuvų, iš viso, man rodos, buvo 30 lėktuvų. Taip, modelis F-16. Jo. Aš turiu spekuliatyvų gan klausimą, bet man jisai kažkaip prašosi iš mūsų pokalbio. Ar jums atrodo, kad yra kažkokių ženklų, perspektyvų, kad plėstusi artimiausių laikų į ES ribas Putino agresija? Aš manau, kad jau dabar plečiasi, tik tai plečiasi ne fronto užpuolimų, bet netiesioginiai. Yra Vokietijoje, Anglijoje ir kitur jau yra sabotažo ir yra gaudomi šnipai, gaudomi žmonės provokatūrai, yra pogrindis taip, kaip būna karo metu. Ir yra ne tik tai iš Rusijos, bet yra ir iš Kinijos. Tas pats, aišku, yra ir Lietuvoje, kur Lietuvos saugumas turbūt ir žvalgyba net neturi resursų tą apsekti. Kai turit virš 200 000 žmonių iš Belarusijos ir Rusijos ir Ukrainos, ten yra kaip vidaus pavojus Europai ir kai Putinas pradėjo užimti Krymų kraštą, jis neatvažiavo su tankais, jis turėjo savo žaliukus. Tai dabar dar ne žaliukai, bet yra slapti agentai visoje vakarų Europoje ir Amerikoje. Amerikoje dabar yra daugiau kinų ir rusų šnipų, negu būdavo per Antrą pasaulinį karą. Aš čia noriu papildyti, jūs pasakydamas, nežinau, kiek jūs paskėta informaciją, Lenkijoje, Lietuvoje pastarosiam savaitėm buvo padegimų įvairių prekybos pramonės, tokių infrastruktūros objektų, sandėlių, parduotuvių, IKEA, dar kažkas tai. Ir, galų gale viešumoje yra informacija, kad tie padegimai yra tyčiniai, koordinuoti, kad tai yra veikimas, prorusiškas veikimas Rusijos interesais, čia skleidžiant, tikrinant turbūt ribas, ką galima padaryti ir kaip Lietuva arba Lenkija sugeba reaguoti. Tai nesugeba užkirsti kelio, sugeba po to sugauti tuos žmonės, arba aš praleidau, arba nebuvo pasirodžiusi informacija dėl jų kilmės. Aš labai stipriai įtariu, kad arba jų etninė kilmė, jeigu jie ir yra šitų šalių piliečiai, tai yra rusiška ar panašiai, arba tai yra apskritai migrantai karo metų, pastarųjų metų atvykę į Lietuvą, Lenkiją su darbo ar kokiom vizom. Tai bet tas pats vyksta ne tik tai pagal Rusijos ribėžių, vyksta ir toliau Europoje, vyksta Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje. Tik tarp kitko, valdžios ir žiniasklaida tuos dalykus numažina arba užkasa. Amerikoje, daleiskim, buvo visa eilė strateginių gaisrų, bet žiniasklaida ir valdžia nurašė, tai gal čia buvo kokia nors avarija. Mūsų laikas šiandien bus ilgesnė laida, aš tą jau matau, klausytojai aišku nepyks, bet aš noriu peršokti prie Amerikos politikos aktualijų ir ten aišku Trumpo teismas pasiekė naują stadiją, turbūt nesuklysiu taip sakydamas, ir mums aišku reikia ne BBC atkartojančios versijos vis dėlto, kaip ten suprasti, kas vyksta ir kaip vertinti. Ar galit pasidalinti savo matymą? Čia būtų per ilga kalba, dabar teismas yra šiandieną, kai mūsų kalbam, prisiekusi komisija antrą dieną sveria klausimą, ar Bidenas, ar Trump yra kaltas ar nekaltas. Visa problema yra, kad kai baigėsi teismas, paskutinę dieną turi prokurorai ir turi gynyba teisės sumuoti savo argumentus. Teisėjas apvertė sistemą, jis daug klaidų padarė, bet sakė gerai, pirmą turi kalbėti gynyba, o tada leisim kiek tik tai nori laiko prokuroram.
Tai gynyba 1,5 valandos pristatė savo argumentus. Koks yra pagrindinis argumentas? Kad per 5-6 savaitės teismo nebuvo nurodyta, už ką yra kaltinamas Trump. Nėra įstatymo, kurį jis būtų sulaužęs. Ir valdžia negalėjo tą neparodyti. Po to valdžia 7 valandas be sustojimo kalbėjo apie liudininkus ir šmeižtą prieš Trump, bet negalėjo parodyti, kokį įstatymą jis sulaužė. Tai dabar, jeigu bus nubaustas Trump, jis bus nubaustas už nežinomą įstatymą. Ir kur žmonės kalba, kad jis melavo, apstatė, davė taip pornografijos artistai pinigus ir panašiai. Visa tas nieko bendro neturi. Jis yra buhalterijos klausimas. Jis gavo sąskaitą iš savo advokatą 5 metus iš eilės. Ir tie visi būdavo panašus. Kiekvieną mėnesį gaudavo už legal retainer, už teisinę paramą. Ir jo buhalteriai tą sumokėdavo. Jeigu buvo neteisingai parašytas tas, tai čia buvo mažas nusikaltimas ir tas įstatymas, dėl kurio jį galėjo kaltinti, jau buvo senumo įstatymo išsisenėjęs prieš 4 metus. Ta bylą turėjo iškelti prieš 6 metus. Bet kadangi ten nebuvo jokio nusikaltimo, nieks nekėlė tos bylos. Tai dabar sako, reiškia, valdžia bando tikinti, kad prezidentas Trump mokėjo tos pinigus, kad būtų duotas kyšis tai merginai. Ir kad tas turėjo būti nurašytas į kompanijos išlaidas, o ne asmeniškas Trump išlaidas. Tarp kitko, jeigu jis tą būtų padaręs, jis būtų sulaužęs įstatymus. Bet jeigu tas klausimas būtų federalinės įstatymo klausimas, o šitas teismas, žemiausio lygio miesto teismas, neturi kompetencijos spręsti federalinių teisinių klausimų. Ir kitą dalyką, kur vakarai tikrai nežino, kad federalinė valdžia buvo patikrinus visą tą ir nutarė, kad nėra nusikaltimo. New Yorko valstija buvo patikrinus ir nutarė, kad nebuvo jokio nusikaltimo. Miesto prokuroras, kur dabar išvedė tą bylą, buvo padaręs tyrimus ir nutarė, kad nėra nusikaltimų. Tik kai Bidenas nutarė kariautis prieš Trump su teismais, tas pats prokuroras, kur sakė, kad nėra bylos, iškėlė bylą, kad būtų byla tuo metu, kai Trump būtų kampanijai. Iš tikrųjų, labiausiai turbūt išstrigę iš visos šitos istorijos yra tas epizodas, kad jeigu iš vienos sąskaitos būtų tą daręs Trumpas, tai būtų vienaip kaltas pagal kaltinančią pusę, jeigu iš kitos sąskaitos būtų kitaip kaltas pagal kaltinančią pusę. Iš esmės, už tai, kad yra Trumpas, jis jau yra kaltas. Norėčiau pasukti, jeigu jūs dar norit papildyti šitą temą kažką, ne? Ne. Ne, atleiskit. Norėčiau pasukti į dar vieną su teismais susijusią temą, kuri man regis Lietuvos žiniasklaidoje visiškai nebuvo nuskambėjusi, bet sekdamas JAV žiniasklaidą aš ją pastebėjau ir man įdomu jūsų nuomonė. Aukščiausiojo teismo teisėjas, vienas iš 6 konservatyvių ten esančių teisėjų, paskirtas ne Trumpo, o gerokai anksčiau, Samuelis Alito, pastaruoju metu susilaukė bent jau iš demokratų stovyklos ir jie palaikančios žiniasklaidos daugybę kaltinimų, tokių frazių, kad jis yra skandalo epicentre prisidirbęs ir panašiai. Koks ten yra skandalas ir ar tai iš tikrųjų skandalas, ar bandoma sukurti skandalas? Aš klausiu viso to, nes man regis šitą istoriją visai neblogai iliustruoja dabartinę JAV situaciją ir politinę kultūrą. Čia yra pavyzdys, kaip demokratų partija naudoja teismus už ir prieš savo politinius interesus. Visi teismai, kurie kaltina Trump, yra teisėti teismai. Visi teismai, kurie pasisako už Trump, yra neteisėti. Tai čia yra demokratų partijos pozicija. Tarp kitko, kuriai vadovauja Amerikos Senato
Teisėtvarkos komiteto pirmininkas vadina save lietuvių senatorius Durbin. Jis yra pagrindinis, kuris kovoja prieš vyriausią Amerikos teismą. Ir visais būdais bando sukelti nepasitikėjimą to teismu. Kas liečia Alytų, yra labai paprastas dalykas. Kai padaro sprendimus, daleiskim, dėl aborto ar kitus sprendimus, kur nepatinka kairiesiems, jie ateina demonstruoti prie teisėjų namų. Veskim, prieš Kavanaugh, vieną kitą, kur buvo skirtas Trumpo, buvo demonstracijos dieną naktį ir vienas atėjo su ginklu jį nužudyti. Biden administracija nesutiko ginti teisėjų namų, neskyrė ekstra policijos, ekstra apsaugos. Taip, kad dieną naktį leido žmonėm prie pat namo, prie ten, kur gyvena teisėjai, demonstruoti, kelti triukšmą, visais būdais terrorizuoti tos teisėjus. Dabar pastaruoju laiku Alytos žmona pradėjo pulti kairiųjų kaimynų moteris ir kiti, ją asmeniškai visais būdais terrorizuoti. Tai ji, parodydama prieš juos protestą, iškėlė Amerikos vėliavą, kur žvaigždė buvo ne viršui, bet apačioj. Tai yra tarptautinis ženklas, kad jai yra pavojus. Bet kadangi iškėlė tą vėliavą ir kadangi ji reaguoja į puolimą prieš Alytų ir prieš ją, demokratai sako, teisėjas neturi teisę nieko spręsti, kur liečia Trump, kur yra absoliučia totalinė nesąmonė. Bet aišku, čia kairioji žiniasklaida tą dalyką išpūtė ir padarė burbulą iš to dalyko, kur jos veikla absoliučiai ir ką ji padarė savo namus ginti, absoliučiai nieko bendro neturi su vyriausio teisėjo sprendimais. Ačiū. Ačiū už paaiškinimą tiek šitos situacijos, tiek ir visų temų, kurias šiandien palėtėm. Šiandien palėtėm daugiau temų nei įprastai ir pasikalbėjom šiek tiek ilgiau, bet dievaži, tie, kas klausosi mūsų laidų, turbūt džiaugiasi, kad pasikalbėjom šiek tiek išsamiau. Aš labai dėkoju brangiam Povilui ir pasitikdamas vasarą, turbūt vis tiek privalau pasakyti ir tai, kad artėja Europos parlamento rinkimai, nacionalinis susivienimas juose dalyvauja. Povilas neagituoja jo palaikyti, čia tik aš vienas pats, bet aš tai agituoju. Aš norėčiau pasakyti, kad aš nepriklausau nei vienai partijai ir aš neagituoju už partijas nei Lietuvoje, nei Amerikoje. Be reikalo. Gerai, labai smagu. Mes su Povilu turim daug panašumų ir turim skirtumų. O mūsų pokalbiai mums patiems ir tikimės, kad jums taip pat yra įdomus. Tiek tam kartui. Sudėjau. Sudėjau, Vytautai.